Artėjant prieš paskutinėjame Eurolygos turui, Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai išlieka dar neužsitikrinę savo vietos top 16 turnyre. Apmaudus pralaimėjimas po pratęsimo Lino Kleizos vedamai Olympiakos komandai paliko sostinės ekipą trečioje B grupės vietoje, tačiau tai dar negarantuoja kelialapio į kitą Eurolygos etapą. Serbijos ekipa šiuo metu žingsniuoja taip pat kaip ir vilniečiai, su 4 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais dalinasi 3-4 vietas B grupėje. Belgrado ekipos pagrindiniai varikliai yra Aleksandras Maričius ir amerikietis Buma Kelvas. Komandos vidurio puolėjas Aleksandras Maričius buvo pripažintas naudingiausiu Eurolygos gruodžio mėnesio krepšininku. Aukštaūgis šiame Eurolygos sezone vidutiniškai pelno po 18 taškų, 2 taškus mesdamas net 72% taiklumu, taip pat prideda po 10 atkovotų kamuolių. Mažasis amerikietis Buma Kelvas prideda po 14 taškų, atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus. Pastebima indėlį į sėkmingą Partizan ekipos žaidimą įneša ir Dušanas Kecmanas. Žaidėjas pelno po beveik 9 taškus ir atkovojo po beveik 4 kamuolius. Pralaimėtose varžybose Pirėjaus ekipai geriausiai vilniečių komandoje sekėsi Bojinui Popovičiui. Krepšininkas surinko 19 taškų, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė net 5 kamuolius ir viso surinko 20 naudingumo balų. Sarbai puikiai talkino vilniečių snaiperis Martynas Gecevičius. Žaidėjas pelnė 17 taškų, pataikydamas 4 iš 9 tritaškų, taip pat pridėjo 4 atkovotus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus. Vilniečiams puikiai talkino ir Artūras Jomantas, kuris pelnė 11 taškų, atkovojo 5 kamuolius, pridėjo 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 15 naudingumo balų. Komandos puolėjas Milko Bielica surinko 13 taškų ir atkovojo 5 kamuolius. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai vyksta į Belgradą su žinia, jog Partizan žaidėjai tik retam svečiui leidžia išsivežti pergalės iš jų namų arenos. Vilniečių laukia pilnos tribūnos aršiai nusiteikusių varžovų aistruolių, kurie stengsis užkurti tikrą pragarą. 9-ojo turo Eurolygos dvikova tarp Belgrado Partizan ir Vilniaus Lietuvos Ryto jau šį trečiadienį 21:45 min. Varžybas gyvai galite sekti Eurobasket.lt tinklalapyje.